Sveikučiai! Tai mes jau trečia diena kaip Las Vegase. Tai galiu šiek tiek daugiau biškiau papasakot, kaip čia viskas vyksta. Einam dabar į Cezario viešbutį. Čia gali eiti per visus viešbučius, kaip po kokius muziejus vaikščioti. Visur durys atviros, ne taip kaip kokioj Turkijoje ar Egipte. Be apyrankių niekur nepraeisi. Tai čia eini kiaurai visur. Kiekvienam viešbutį, restoranai, kazino, gali eiti kurį nori. Tai dabar jau aplankėm Veneciją, Beladžio, Paryžių. Dabar einam į Cezarį. Nu ir šiandien pas mūsų, kaip ir naujų metų išvakarės, tai eisim vakare čia į centrinę gatvę. Dabar. O būtent čia centrinė gatvė bus uždaryta, eismas negalimas. Bus ko gero minios žmonių. Nu ir fejerverkai čia nuo kiekvieno pastato ko gero bus. Tai eisim anksčiau gal šiek tiek, kad dasibrauti per žmonės. Šiaip tai Las Vegasas, kaip, nežinau, kaip kitas pasaulis. Visai žmonės kitaip elgiasi čia, visi atsipalaidavę. Yra visokių, matosi ir jau ten turčių bele kokių ir benamių. Prašau, kaip pasipuošę. Vien stalai, į kurią pusę be pasisuksi, visur pokeris, žodžiu, ruletės, viskas čia, bele kiek. Tuoj pažiūrėsim, čia yra ziplainas. Čia su žmonės pasileidžia ir virš galvų praskrenda. Tuoj pažiūrėsim. Nu, pasileido. Nieko nėra žmonių, ne? Atėjom iki rato. Vakar buvo eilė čia. Stovėjo, nežinau, pilna. Čia dabar žiūriu, kad tik tai nebedaug, nedidelė. Tai gal visai normaliai spėsim čia. Čia dar įeinant visus nufotkina, nori, nenori, reikia fotkintis, o paskui pasižiūrėsi nuotraukas, gali pirkti, gali nepirkti. Tai va. Hello. Okay, thank you. Tu savo kokios didelės tos burbulai tie. Kiek žmonių telpa į vieną? 25, man. 25. Tai netalpina po 20, man žada leisti nuo čia. Išlikti turi. Tada... Čia iš. Čia. Hop. Good.
Tai vat, paguglinau rato dydį, aukštį. Tai už Palangos apžvalgos ratai yra 4 kartus aukštesnis. Fotkink, ką tau. Nu jau beveik viršūnį esam pakilę. Dar keli burbuliukai virš mūsų. Ir būsim pačiam viršui. Sfera matosi. Nu, vaizdai gražūs. Nu ir kaip greitai tas pusę valandos praėjo. Taip, atrodo, kaip kelias minutės tai būtumėm pakilę. Wow, lietutis lyja, ne? Jo, lietutis užklupo mus netikėtai. Atėjom ir lyja. Nepasiruošę nieko, skėtį vieną radom pusiau veikiantį. Bet ne taip stipriai, bet lyja vis tiek nemaloniai. Šlapias. Einam kokią geresnę vietelę susirasti stebėjimui.
Sveikučiai, jau 4 diena kaip Vegase. Tai vakar turėjom lietingus naujuosius metus. Kaip tik reikėjo eiti jau į miestą. Pradėjo lašnoti, tai visi su lietpalčiais, su skėčiais. Mes irgi radom vieną skėtį mašinoj, pusiau veikiantį, pusiau ne. Tai nuėjom, sutikom naujosius metus ir link namų. Žmonių tai nemažai iš tikrųjų. O šiandien, ką merginos išvažiavo į outletus, o aš nusprendžiau nueiti į Sferą. Tam, kad jums nereikėtų eiti, pažiūrėsiu, įvertinsiu, papasakosiu, gal netgi ir parodysiu, jeigu pavyks kažką nufilmuoti. Tai va, atrodo tai įspūdingai. Jau 2 valandą prasideda, va, kažkur po 1:20 panašiai. Einu biškį anksčiau. Tai va, turėtų būti įdomi. Bilietas $120. Valanda 15 minučių. Filmas, nežinau kaip čia skaitosi, kaip reikia vardinti tai. Biškį kažkaip čia einu, atrodo. Tai va, einam į vidų, gal pavyksta įeiti anksčiau. Vakar buvom matėję, tai be bilieto neįleidžia į vidų pasižvalgyti. Tai va, gerai, reikia pereiti per gatvę kažkaip. Wizard of Oz. Šiandien bus pasirodymas. Na, štai taip atrodo iš vidaus viskas. Ten apačioj per vidurį ir žemiau 220 bilietai. Tai dar brangiau yra. Čia pats pigiausias 120. Does help. Dorothy, you're waking up. Nu ką, iš po filmo, nu ką, sakyčiau, $102 neverta mokėti. Bet šiaip patirtis įdomi. Vaizdą matai iš visų pusių, vos ne 3M, be jokių akinių 3D ten ir taip toliau. Nu tai visai nieko, sakyčiau. Tikėjausi efektų daugiau, bent jau dažniau. Nu, bet
visai nieko, patiko. Experience greatness you've never seen. So now, prepare yourselves to meet the greatest man in all the land, the wonderful Wizard of Oz! I am Oz, the great and powerful. Who are you? Turim dar paskutinį vakariuką šiandieną. Tai ramiai į džekuzį išėjom pailsėti, atsigauti prieš šitojaus kelionę. Kaip jums Las Vegasas? Puikiai. Plačiau. Turi susigulėti įspūdžiai dar. Aplankėm visus pagrindinius įžymiausius viešbučius, kazino, Venecija, Cezario, Paryžiaus, Beladžio. Rytoj anksti ryte pajudam Čikagos link jau senuoju Route 66 keliu. Tai dalį su Las Vegasu būsim kaip ir pabaigę. Tai ačiū, kad žiūrėjote. Paspauskit laiką, parašykit komentarą. Kas dar neprenumeruojat, prenumeruokit kanalą, paspauskit varpelį, kad nepraleistumėt sekančių dalių. Nu ir susitinkam kelyje Route 66.